Mes dažnai galvojame, svarstome ir ilgai sukame galvas dėl to, kokie turi būti Vyčio siužetai savaitgalį. Ir yra vienas žmogus, kuris kartais neprašytas, pakiša idėjas. Tas iš Vilniaus, tai va, tas aukštesnis didelis, tas yra iš viso Lenkas. Tai jam reikėtų vizą įsigyti, Kauną atvažiuoti, šiandien nesąmonės kalba. Be Marijaus Užupio yra dar asmenų, kurie laikosi griežtos pozicijos vizų klausimų. Apie juos kiek vėliau. Pažadame. Dabar leiskime Marijui pabaigti mintį. Savo vaikus tikrai, manau, sportas nuo pat jaunystės yra gerai, lavina kūną, o paskui bus matyti, pasirinks pats vaikas, manau, ar jis nori sportuoti toliau ar nenori. Vaikai tas džiaugsmas, kuris kai kuriuos Vyčio krepšininkus jau aplankė. Todėl metas ir kitiems susimastyti, kokiu keliu savo esamas ar būsimas atžalas nukreips tie, kurie patys pasirinko krepšininko karjerą. Kol kas turiu vieną mergaitę vaiką, tai nežinau, nežinau, ar norėčiau į krepšinį būtent mergaitę leisti. Tai gal yra kitokių sporto šakų, kurios labiau tiktų moterim, bet bus matyti, kaip čia toliau eis. Bet kad sportą leis norėčiau, tai tikrai reikalinga ir naudinga. Sunkus tas sportas iš tikrųjų, ypatingai krepšinis, tai manau, kad ne. Jeigu ne krepšinį, tai sportuoti tikrai, ar nežinau, ar ten šaukius, jeigu mergaitė lankyti kažką vis tiek atjudėti. Ne, leisiu pasirinkti, ką norės. Liberalus požiūris, tačiau komandoje yra ir konservatyvesnių žmonių. Maceinus Bairė tokiu senesnio būdu. Gediminas Maceina turi vieną naujausią juoką. Gediminas Maceinui dažnai patraukia, kad reikėtų jam grįžti į Ameriką ir panašiai, bet jis supranta, juokiasi, manau, tikrai nepyksta. Ir dėl to juoko Sheltonas Jacksonas panašu išties nepyksta. Everybody on the team is really cool. I've had talks with each and every one of them, and everybody's cool, so I like everybody. Bet sudėję Marijaus Užupio, tai jam reikėtų vizą įsigyti, Kauną atvažiuoti. Ir Gedimino Maceinos pozicijas galime prisiminti vieną pastaruoju metu pagarsėjusią asmenį, kuriam taip pat jautrus migracijos klausimas. We need to build a wall, and it has to be built quickly. Taip Donaldas Trumpas. Taip Vyčio krepšininkams bent daliai taip pat buvo svarbus Jungtinių valstijų prezidento rinkimai. Štai taip žaidėjai sukluso praėjusį savaitgalį vykdami į Jonavą, kai per radiją pasigirdo naujienos apie naujai išrinktą Baltųjų rūmų šeimininką. Išrinktojo prezidento Donaldo Trumpo atvykti. Tokį pareiškimą išplatino Pentagonas. Sausį prezidento postą perimsiantis Trumpas pritariamas NATO jam būnant prezidentu. Ir ne visi Vyčio krepšininkai būtų rinkėsi tai, ką pasirinko Jungtinių valstijų piliečiai. Daugiau gal Hillary negu Trumpą, iš tikrųjų. Nu, per daug jo man tokie aštrus pasisakymai iš Trumpo, iš tikrųjų. Aš per daug nesigilinau juos. Tai šiaip iš šono sekiau viską, o taip nepasakyčiau, kad kažką palaikiau, kažko nepalaikiau. Nieko iš tikrųjų nepalaikiau, nes nei vienas, nei kitas nebuvo verti. Nežinau, kažkaip neaktualu man buvo. Gal Clinton labiau. Nežinau, Trumpas verslininkas ir gal visai kiti dalykai rūpė. Barack Obama. Tai žinau, man labai patiko Barackas, o dabar čia, kada liko Hillary Clinton su Trumpu, gal labiau Hillary Clinton, o kodėl labiau gal priimtinesnė ta visas mąstymas ir politika. Bet rinkimai jau baigėsi, palikime juos užmarštyje. Yra dalykų, kurių pasirinkti negalima. Pavyzdžiui, to, kad ateina žiema. Vyčio kepurių dalybos Rūbinėje buvo linksmas įvykis. Nori kepurių Vyčio žieminių? Jo. Tai davai visiems tada gaudyti. Bet čia duok tiem, kas smegenų turi. Ačiū. Kokias visi gerai gauda labai. Ar čia skirtingas? Pamatytum, kaip mergas gauda. Žiūrėk, jis gavo levesnį. Tas pats durniau. Kas? Tas pats? Va, durniau, pažiūrėk. A, nežinau, pas man didelės ausis, tai gerai, matyks, va, išryškinti ausis. Tu bandyk ir naktinę gal sukultos. Man nereikia, ką aš matys paimti. Marijus Užupis akivaizdžiai pasiruošęs Mezon NKL antrajam ratui. Ir sako, aš tikrai įmesiu ir tikrai įmetė. Kiek vardžios, tiesiog gal mažinat?
Ryškiausių pirmųjų antrojo NKL ratų rungtynių akcentų tapo ne Vyčio ir ne Mažeikių komandos. Šakietis Ridas pataikė iš aikštės vidurio ir laimėjo 500 eurų vertės čekį apsipirkti Sportland parduotuvėje. Rankus, aišku, drebėjo, tas kamuolys, mečiau, jau sakau, eina kreivas, bet įkritu. Tai emocijų buvau pilnas, tai sakau, dabar rankų drebo. Kiekvienas namų rungtynė žiūriu Vyčio. Patiko, bet tas, kad kai įmečiau iš vidurio, tai ketvirto kėlinį praktiškai nemačiau. Buvau pilnas emocijų, nespėjus kamuočius atsakinėti. Atsidavimas mylimai komandai atsiperka, bent jau Šakiuose. Atsiperka ir darbas aikštelėje, o Vyčiui teko gerokai paprakaituoti prieš svečius iš Mažeikių. Kas laimės? Vytis. Nors ekipos aukštaūgis Povilas Butkevičius patyrė peties traumą, 7 taškais laimėtas trečiasis kėlinys leido Vyčiui atitrūkti, didžiai antrosios rungtynių pusės dalį pirmauti dviženklių skirtumų ir apginti savo garbę namų arenoje bei iškovoti 7-ąją pergalę iš 14 galimų. 1, 2, 3, Vytis. Mezon NKL čempionate Lietuvos krepšinio fanų komanda dabar rikiuojasi 8 vietoje.